yra susitelkti didžiąją sąmonę, nurimkite visiškai ramybę, atsipalaiduoti, įsitaisykite patogiai, kad lengvai pajaustumėt viską. Kelsiu jūs dabar įvesiu į pakitusią jausminę ir psichinę sąmonę. Paskui matysim, kur aukščiau mus paves. Dar. Atkreipkite dėmesį į visas smulkmenas, nes jos labai reikšmingos. Matyt, kažką kūrėjas yra numatęs. Jeigu sako, atkreipkite dėmesį į visas smulkmenas. Pakylame į atsinaujinimo sferą. Jaučiasi skubėjimas, neskubėkit, suspėsiu visą laiką. Viskas bus gerai. Atsipalaiduokit lengvai ir paprastai viską. Palikite visus savo nekantravimus. Jauskit kūrėjo išmintį.
Jeigu dabar kartais jūs ir švestų, neišgirstumėt pačios meditacijos, tai labai būtų gerai, kad perklausytumėt, nes, kaip aš suprantu, bus esmė žodžiuose. Bet jūs neturite įsitempt klausydami tos meditacijos, dabar turite viską lengvai priimti visą tą procesą, kaip eis. Perklausysit ją ir tada suvoksite viską, ką jums reikės suvokti. Dar truputį apžvelgsiu ir visi gerai patogiai įsitaisyt atsinaujinimo sferai. Gerai, Lolita, prašom. Mhm. Ir matau iš tikro, kaip iš mūsų protų ar protų išiminėja tokias labai plonas stygas. Tarsi išiminėja taip labai gražiai, atsargiai. Ir tik visą tą laiką mąsčiau, ar tai yra susijęta su kažkaip praeitimi. Bet jeigu pamąstau apie žodį praeitis, tai yra, reiškia, labai netolimos. Vadinasi, ne visai ir praeitis, bet negaliu suvokti, kas konkrečiai yra tokie tarsi toks stygos, kaip siūlai, kaip neuronai, atrodo kaip aš manau, kad tose stygose užkoduota informacija apie žmogų, kuriuo buvome. Tarsi ten daug galbūt tos informacijos yra, kas susieta aplamai su žmogaus struktūra, paskirtim, evoliucija, galimybėmis. Taip labai gražiai išiminėja ir atlaisvina ir praplečia dar labiau mąstymo ribas. Bet kai sakau žodį mąstymo ribas praplečia, tai suvokiu, kad ne visai tikslus šitas būtų apibrėžimas arba pasakymas, bet aišku, tai yra ir apie ribas. Bet ribos yra per siauras apibrėžimas. Gal biškį galvytį paspausti, šiek tiek. Toks susvaigimas jaustis. Iš tikrųjų, ši mema yra didžiulė įkrova energijos, kuri yra nebereikalinga, bet kuri labai aiškiai pasako, kad tu esi žmogus. O tas tarsi fundamentalus žmogaus apibrėžimas. Aišku, jo visiškai taip šią akimirką jo neišimsi ir tas suvokimas taip momentiškai nepasikeis, bet tai atlaisvins jūs pačius ir palengvins savęs suvokimą. Ką tu gali, ką moki, ką sugebi, kas esi, kuom gali būti.
ir, ir visi kiti dalykai, ką gali kurti, kur gali egzistuoti, kaip egzistuoti. Atrodo, aišku, čia visako daug, bet tai atlaisvinimas, kad mes tai galėtumėm priimti ir suvokti. Ir tai yra didžiulė pagalba tos naujos psichikos. Negaliu sakyti, kad psichikos sąmonė džiaugiasi, bet jeigu galėčiau pasakyti, tai džiaugiasi. Jaučiasi, kad mūsų psichiniai būsenai bus labiau stabiliau ir aiškiau. Nebus to tokio tam tikro pasimetimo kai kada savęs suvokime, pasimetimo materijoje, kas tu esi kaip žmogus, kodėl tu esi. Tokie tarsi filosofiniai klausimai, bet jie bus ramus ir aiškus, galbūt ne pačiam atsakymė, bet energetikoje. O to ir siekia dabar kūrėjas, kad žmogui būtų ramu ir aišku. Ir jis iš čia labai yra susikoncentravęs ir į tai atkreipia dėmesį. Tos stygos vis dar eina, bet taip jos labai lėtai. Aš suprantu, kad net ir pasibaigus šiai meditacijai jos turbūt eis, gal net kokį 100 metį, dar nesu įsitikinus, bet toks jausmas, kad tai yra labai ilgas ir nuolatinis procesas, bet šiandieną leidžia tai užfiksuoti. Vadinasi, tai turės jau įtakos materijai. Kai kurios dalykus mes galim neužfiksuoti, jie vyksta, nuolat vyksta įvairūs procesai mūsų struktūrose. Bet ką užfiksuojam, tai yra, vadinasi, jau norime kai ką ir pasakyti. Todėl vėlgi iš karto norisi ir pasakyti, kad labai keisis elgsena, kurią jūs turite pastebėti ir susižiūrėti, kaip ta elgsena keisis. Svarbiausia galbūt ne kaip jį keisis, bet kad keisis, įsileisti tą žinojimą, kad keisis. Ir pojūtis tai yra, kad labai greitai keisis. Tai nebus už 10 ar už 100 mečių, kaip sakiau, bet labai greitai. Kai kurios sąvokos, žodynas, veiksmai, rutina labai keisis. Ir senasis jūsų versijas muš iš vėžių. Dėl to laukia netikėtumai. Netikėtumai tai būtent tų senųjų jūsų pozicijų. Kai kas jūs matys labai tokius keistus ir neaiškius, bet tai būsite jūs naujieji tie, su naujom savo funkcijom, gebėjimais, talentais, netgi ir dar plačiau čia būtų galima eiti, bet šiandien turbūt yra svarbu pati elgsena. Jeigu iš tikrųjų daugelį metų žmogus dirbo ties tuom, kad sutelkti mintį, išlikti stabilume, tarsi ta vidinė būsena. O dabar ateina momentas, kada, aišku, ta vidinė būsena svarba niekada nepasitrauks į šalį, ties čia reikės visada dirbti. Bet elgsena pas žmogų taip stipriai nesikeičia kaip jo vidinė būsena. Galbūt reakcijos ne tos, galbūt nėra tų aštrių žodžių kažkokio ar dar kažko, bet pats gyvenimo būdas, elgsena iš esmės nelabai keičiasi. O dabar jaučiasi jėga, kad judins tai, kas turi keistis pačioj kasdienybės elgsenoj, tai, ką tu veiki nuolat pasikartojančiuose veiksmuose, tarsi ten, kur atrodo mažiausiai tu gali tikėtis arba mažiausiai tu atkreipi dėmesį. Dėl to Virginijus ir sakė, kad viskas labai svarbios smulkmenos.
Nes mes sąmoningi galime būti paskaitose, sąmoningi mes galime būti susitikimuose, sąmoningi galime būti tada, kada mes aiškiai apsisprendžiame būti, bet dabar tas pats sąmoningumo laikas, jisai dienos eigoje plečiasi ir užima vis didesnį laiko dalį, erdvės dalį, kas gyvenime. Todėl dabar ir bus paliečiamas tos sritis, kurios mažiausiai būdavo paliečiamos, mažiausiai tarsi jas buvo kreipta dėmesio. Ilgą laiką užteko, kad žmogus savo vidinę būseną labai augtų ir skleistų tą aukštą vibraciją, bet dabar yra labai svarbi ir jūsų tam tikri elgsenos modeliai, kalbos modeliai, manierų modeliai. Kaip čia dar būtų? Čia patys tie kasdienybės prioritetai, tarkim, ar tu atsikėlęs eini gerti kavą ar arbatą, o galbūt tavo naujasis aš pasiūlysiu visai kitą versiją, kai tu atsikeli, čia rutina tarsi tokia. Dabar norisi atkreipdėmėsi tas smulkmenas, kad jos liks, jos buvo visada svarbios, bet šiandien būtent tai atkreipiam dėmesį. Net nustebsi, kiek daug išryškės dalykų, kurie tau iki šiol buvo labai, atrodo, svarbus, atrodo, nedaloma nuo tavo gyvenimo dalies, bet tu pamatysi, kaip tai nebėra svarbu. Tai va, tai irgi reikia atkreipti dėmesį. Atrodo, kažkoks tai labai stiprus įprotis arba tai, kas tau patiko, arba tai, kas tave labai labai džiugino, gali keistis. Todėl vėlgi nereikia čia panikuoti, reikia žiūrėti, kas keičiasi, į ką keičiasi, kad žinoti, kaip elgtis. Bet taip pat iš karto, kuris įrodo, kad bus paduodama momentaliai į tą vietą tarsi kitas pasiūlymas. Aišku, žmogus gali priimti ir gali nepriimti. Bet kuris iš karto paduos kitą variantą. Tos dienos momente. Todėl išlikite kuo ilgiau sąmoningi ir susitelkę. Ne kažkur labai toli, bet tai būtent čia ir dabar momentą, kad būtume tame gyvenimo taške, toje gyvenimo akimirko 100%, tada tu esi tas, kas esi. Gerai, dabar vibracija šiek tiek keičiasi. Tos stygos, kaip jūs sakiau, jos eina ir eis. Manyčiau, tai visuminis net procesas yra. Nuolatinis toks. Kažkur ta nauja mintis. Net nežinau, ar čia mintis, ar energija, kažkur neprasimuša. Norėtų įeiti į emocinį lauką, ne kaip. Tu žiūrė, tada įteikim, vėl grįžkime savo dėmesio energiją, pabandykim pajausti jausminę sąmonę. Per ją turėtų ta energija įeiti lengvai ir paprastai. Čia yra tokia visai, net sunku dar apibūdinti. Vėlgi tokia panaši kaip styga ar gija, gal čia gija labiau. Jeigu paklaustumėt, kuo čia skiriasi, nelabai galėčiau paaiškinti, bet pati žodžių vibracija atrodo labiau atitinka gijos sąvoką, pavadinimą, apibūdinimą. Ten išeina, čia įeina. O čia yra jausminiai struktūrai, pas mus yra didžiulis noras mėgautis, net nemėgautis, aš nemoku pasakyti dabar, kaip čia.
kaip reikėtų teisingai išsakyti, tas toks džiugesį tikrai siūlo kūrėjas. Jisai siūlo naujos realybės kūrybą tik per džiugesį, per kūrybiškumą, per tokį iš tikrųjų labai tyrą jausmą. O tas pasimėgavimas arba malonumas, malonumai, va šitą žodį, malonumai. O kai kada žmogaus siekis malonumų padaro tokį kaip meškos paslaugą. Žmogus siekia malonumų, bet jų neranda. Nes paprasčiausiai, kada jumise yra jau aukšto dažnio sąmonė, vadinkim taip, suaktyvinta, jai jau absoliučiai neįdomus tie malonumai. O tu kaip žmogus, jeigu ieškai, tu nerandi. Ir tu vėl liūsti, nes nerandi, nes neturi galimybių rasti, nes jausmas yra ne tas, kurio tu ieškai. Aha. Ir jeigu ieškai malonumų, tai yra ne ta pozicija, ne didžiosios sąmonės pozicija. Gerai, tai gal kūrėjas mus įves į tą jausmą vidinio džiugesio, namų jausmą, saugumo jausmą. Net saugumo jausmo, kaip pasakiau, šyptelėjo kūrėjas, nes aš aišku irgi suvokiu, kad nėra to, kad nebūtų saugu, nes kiekvienas jausmas turi kitą jausmą. Bet ne, sako, gerai, gali sakyti saugumo, bet saugumo jausmas yra tame, kad tu žinai, kad visame šiame kintamume tu būsi matomas. Kada žmogus keičiasi, jisai gali jaustis nesaugus, ne dėl to, kad netikėtų kūrėjų, ne dėl to, kad netikėtų absoliutu ar savimi, o dėl to, kad yra baimė būti nematoma, baimė yra būti nesuprastam ir kada skleidiesi tu kaip tas pakitęs, tu bijai, kad tu kaip būsi nematomas. Aha. Tas saugumas yra susijęs su baime, tos vis tiek žmogus yra bendruomenės dalis. Kai žmogus keičiasi, jis nori likti toj bendruomenėje, jam yra svarbus ir santykiai, ir ryšiai, ir čia yra viskas gerai, nes ir kūrėjui tai yra be galo svarbu. Be galo svarbu. Dabar kūrėjas ir fiksuoja tą tam tikrą tokį saugumo jausmą, kuris tarsi suteiks laisvę pačiam nuo savęs nebesiekti tų malonumų. Nes kartais tas malonumų siekimas yra susijęs su tam tikru nesaugumu arba nekūrybiškumu. Kūrybiškumo tai turi žmogus, bet kada nekuria kažko tokio, jis ieško malonumų. Aha. Bet čia yra svarbu užfiksuoti savyje saugumo jausmą, kurį fiksuoja kūrėjo akis, kūrėjo matymas, tai yra jo dėmesys ir žinojimas, kad tu esi kūrėjo dėmesiai. Jeigu kūrėjas tave mato, vadinasi, pasaulyje yra žmonių, kurie tave tikrai mato, nes kitaip būti negali. Kūrėjas veikia per žmogų ir jis visaip kaip stebi kiekvieną, kuris kinta, tiek per, vadinkim, vidinį sąmonės kanalą, tiek per išorinį sąmonės kanalą, tiek per kitą žmogų tave stebi, kaip tu keitiesi ir mato. Pajauskite kūrėjo dėmesį savo atžvilgiu, kiekvienam asmeniškai. Tarsi užsifiksuokite ir visada, bet kurio gyvenimo akimirkai aiškiai žinokite, kad mato jūs, mato, kaip keičiatės, neišnyksit iš erdvės.
Kiekvienas jūsų gebėjimas, jūsų potencialas yra tikrai pastebėti ir bus įvertinti. Dar didesnė gausa žinių, dar didesnė gausa patyrimų. Visako. Kurie sako labai gerai. Jis kažkokį dar kitą matyt procesą stebi. Ai, kad va ta energija įeitų, nes va dabar tas jausmas leidžia tą naujos energijos giją į jūs, kur sakiau, tarsi buvo krūtinėje spaudimas ir nebuvo galima įleisti tos gijos, tai dabar tas saugumo jausmas vienam greičiau, kitam šiek tiek lėčiau, vienam didesniu srautu, kitam mažesniu srautu. Čia visiems yra pagal galimybę ir kuo labiau jausitės jūs saugesni, kuo labiau jūs jausitės laisvesni, tuo labiau ta gija ir įeis. Tik man įdomu yra, ar kuriais mokytojai pasakys, kas tai yra gija, ar ją galima kažkaip identifikuoti. Yra naujumo gija, naujos realybės gija. Na, šiek tiek dar labiau taip suintensyvėjo srautas, tai vėl ypatingai emocijos atpalaiduokit, kad nebūtų jokios emocijos, nei ten to tokio, žinote, džiugesio, tokio, kuris labai stipriai vibruoja, nes jis ištaško tą giją, jo, ištaško. Turėtumėte pajausti vidinį džiaugsmą, ar kurie šyps. Tai yra gija, tave siejanti tave su tave žmogumi dabartiniu, su tavimi naujoj realybėj. Tokia kaip, aš suprantu, kad yra sąmonės kanalas, sfera, didžioji sąmonė, naujos realybės sfera. Bet šį kartą rodo visai per kitą poziciją, kad tai yra tarsi tu čia ir tu esi, kaip sakau, gal naujoj realybėj, bet aiškiai tu. Ir tas santykis, tas toks kaip gija, tarsi kaip vienis, kaip bendrystė, bendrumas, labai aiškiai užsifiksuoja. Ir per tą giją srūva pagal galimybės, pagal dabartinę poziciją gyvenimo, kiek tu sieki suvokti naują realybę, kiek tu nori ją suvokti, ir daug visokių. Mes kartais patys galim apsirikti, manydami, kad labai čia siekiam, bet pasižiūrėkime savo gyvenimą, savo kasdienybę ir matysi paprastą dieną, kiek tu sieki to gyvenimo naujo realybėj, o kiek tu manai, kad sieki. Nes kiekvienoj minty turėtų būti prielaida susieta su naujos realybės mintimi. Ar suvokiu, ar nesuvokiu, bet prielaidą turi iškelti. Bet čia šiandieną ir fiksuojasi, per tą giją labai eina didžiuliai informacijos kiekiai. Net atrodo visa erdvė suboja, tokias impulsais įeina, tarsi kaip į krūtinę, į tą aš kaip žmogus, į tarsi tą kaip asmenybė žemiška, iš asmenybė tai, kas tu esi naujojų realybėj. Ir vėl, aišku, tai yra didesnis aiškumas, tvarumas. Tvarumas augime, tvarumas tame naujume. Tas naujume tai yra apie tai, kad tvarumas, kada jau apsisprendėjai iš tikrųjų nuoširdžiai kurti naujoje realybėje, tai tvarumo gale
įeis į tave ir tu tikrai valios nepristiksi. Tu gal ten kažkur suabejosi dieną, dvi pasimesi kažkur, bet tu vis tiek turėsi jėgos eiti ir tik į priekį. Kito kelio tiesiog nėra. Ir tagi jie sukuria tam tikrą tvarumą tarp tavęs dabartyje ir tarp tavęs žmogaus šioje materijoje ir tarp tavęs ateities materijoje arba naujos realybės materijoje, kuri kuriasi, auga, plečiasi, vis labiau žmogus įgyja, naujasis žmogus įgyja ten patirties, tavo sąmonė mokosi kurti, daryti įvairius sprendimus. Bet tu tai jausi. Ir jeigu anksčiau buvo kalbėta apie ateities prisiminimus, tai šiandien toks jausmas, kad tai yra ne prisiminimai, bet aišku žinojimas. Tada aš esu dabar, šią akimirką aš esu toje naujoje realybėje. Aš jau esu. Aiškiai suvokdamas dabartinės materijos principus ir dėsnius ir kaip jie keičiasi, aiškiai suvokdamas, ką turiu daryti, ką turiu ugdytis, keisti, lavinti, tobulinti, kokius sprendimus turiu priimti, kokių žinių man reikia. Visa tai yra procesas, visa tai yra pažanga, žmogaus pažanga. Bet taip pat viduje yra labai aišku žinojimas, kad aš gyvenu ir naujoj realybėj. Tarsi kaip būtų, atrodo, jeigu dar kitą poziciją paėmus, tai tarsi, atrodo, kaip bambagyslė būtų susijungusi su tavimi ir tavimi. Toks stiprus ryšys susikūrė. Patys suvokėt, kad tas bambagyslės ryšys yra labai stiprus. Tai va toks, o iš kitos pozicijos tai yra tarsi žinojimo gija ir labai stiprus informacijų srautai. Ir svarbiausiai žinojimas, kuris tau labai suteiks jėgos ir galios keisti savo kasdienybę, keisti savo įpročius, nes, kaip ir sakiau, kaip ir sakėm, tos smulkmenos ir jo žinokit, taip yra kai kada užslėptos arba sunkiai pakeičiamos, kad iš tikrųjų tos valios gali pristigti. Nes einame visi tokius gilesnius sluoksnius dabartinėje materijoje, kada mes turime keisti viską naujai. Tai priėjome sunkiausiai besikeičiančią aplinką, tai yra mūsų kasdienybė. Bet kad susitvarkysim čia, kad nėra kito mąstymo tarsi, nėra kitos minties, kad pavyks. O, dabar žiūriu, atitolstu šiek tiek, žiūriu jūs kaip jau dabar atskirus šiek tiek. Jos iš tikrųjų, tarsi vienas prieš kitą ir stovite. Vienais prieš save patį. Ir kūrėjas mato ir yra jo dėmesys. Ir tarsi lyg prieš veidrodį stovėtumėt, bet jūs prieš veidrodį yra visiškai ne tu. Tas senasis, bet tas naujasis. Nu gerai, sako, veidrodžių čia nekišk, o pasakyk aiškiai, kad esate santykė su savim naujoju. Todėl priimkite tai, ką šiuo akimirką jaučiate, tai kaip šią akimirką matote save, kokie suvokimai eina, gali jie netilpti į jokius dabartinius jūsų mąstymų standartus, norisi, kad atpalaiduotumėt absoliučiai mąstymą ir leistumėte savo vaizduotei, o vaizduotei kodėl? Dėl to, kad jie gali įsileisti
tą pojūtį, tą mintį, koks aš esu arba kas aš esu, tas naujasis žmogus, naujoji asmenybė kokia yra. Nes gali būti, kad ta informacija, kuri ateis šią akimirką, bus visai ne pagal suvoktus standartus. Bet šią akimirką yra svarbu nelyginti tos standartus, ar kas yra gerai, kas yra blogai, o tiesiog visą ką priimti. O paskui proto pagalba ir ugdyti gebėti identifikuoti, jau tada remintis dabartiniu ir ką gali prie to prisiderinti, kaip gali prie to prisiderinti, kokius žingsnius gali daryti prie to prisiderinti. Bet dabar noriu pastebėti jūsų tą fiksavimą savęs. Bet čia vat esmė, jeigu tu jauti save viduje, kaip pakitusi, tai čia, kadangi stot vienas prieš kitą, tai toks jausmas, esate tarsi išoriniai sąmoniai, ar čia ne tas pats. Vienas sako, yra žmogus, kada jaučia save pakitusi viduje. Tai yra tarsi tokia kaip pagrindinė būsena, pagrindinė stadija. Bet kada žmogus aiškiai save pastato priešais save tą naują, jis labai aiškiai pamato, koks jis yra, tas naujas. Ir jau gali daryti prielaidas apie elgsenos pokytį. Ar jūs, kada užfiksuoja tą mintį, tarsi jūsų tas žemiškas protas sublykčia tokia mėlyna spalva. Vienas blyktelėjimas, matyt kažkoks pojūtis pagautas, antras. Taip nedrąsiai, bet ir kitas, ir trečias. Tad tarsi susipažintume su savimi. Naujo. Tik nesistengkite nei užduoti kažkokių dabar klausimų, nei analizuoti stipriai. Tiesiog priimkite tą patį faktą, kontaktą, priimkite kontaktą su savimi. Kontaktą. Ir kad esate tebi pamatau, stebi dar, esate taip arti vienas kito, tai nėra, kad ten už 100 mylių atstumas, bet taip arti. Greičiausiai tai vėl simbolizuoja apie tai, kad iš tikrųjų visa kas yra arti ir tos naujos tiesos, ir naujos žinios, ir nauja mūsų elgsena, ir pomėgiai, nes gyvenimas turi džiuginti, gyvenime turi džiaugtis, mėgautis, bet aišku, ta energija kitokia yra, bet viskas, sako, ir vėl simbolizuoja, kad viskas yra prieš nosį. Mes kada labai toli ieškom savęs, naujo savęs toli ieškom, mes nelabai ir matom tada. Dabar aiškiai rodo, kaip jūs esate arti vienas kito. Bet man dar svarbu yra, jūs atpažįstate ir ryšys, tas kontaktas, stiprumas. Aš neįsivaizduoju, kaip įvertinti tą stiprumą, bet greičiausiai, jeigu sako, vadinasi, yra ateina mokytojai, kurie jau dirba su tuo stiprumu, kad nes čia ir valia jau yra, ir tikėjimas gali tą tokį kontaktą sumažinti arba padidinti.
ir daug dalykų. Tai čia jau mokytojai ateina dirbti kontakto stiprinimo klausimų. Kažkas nusijuokė, kažkoks mokytojas su tokiu humoru. Matyt, taip šiek tiek taip susitelkus stebėjau. Sako, dažnai žmogus ieško kontaktų su nežemiškom būtybėm. Na va, sako, va ir į kontaktus. Ir šypsosi su nežemiškom būtybėm. Mhm. Aišku, čia su šypsena, su humoru. Aha. Tai suprantu, kad žmogus, kuris ieško su nežemiškom būtybėm, greičiausiai jis ieško su savim to kontaktu, su to naujoju savimi. Ir jam, kaip žmogui, tikrai atrodo tai nežemiška būtybė. Bet kada tu žinai, kada tu gali susitelkti, tu žinai, kas tas yra naujumas, arba bent jau jauti, tai tau atrodo jau ir visai žemiška ir materialu. Nauji instrumentai, aišku, čia gali padėti suvokti ir jie padės ateityje suvokti. Čia tai gerai palygino. Ir dar sako, ne kokiom būtybėm, sako, taigi ieško labai protingų būtybių. Ir vėl šypsosi. Matot, kur yra paslėpta mintis. Gerai. Turbūt tas kontaktas yra stiprinamas. Tokia gal. Tarsi mokytojas stovi savo jėga visą, kad tas kontaktas būtų kuo tvirtesnis ir tvaresnis. Ir jų jėga, nežinau, toks vieną tokį pojūtį pamačiau, vaizdinį pamačiau, tas mokytojas į tą kontaktą įeina ir savimi sustiprina. Matyt, dar negaliu taip atsakyti tvirtai, kas tai įvyko. Bet teorijoje mes žinome, kad tam tikri mokytojai eina į sąmonės kanalus, kad padėti žmogui sutvirtėti, padėti augti, padėti kurti, padėti stabilizuotis, padėti išgyventi tam tikrus energinius procesus. O čia yra mokytojai, kurie padeda žmogui laikytis to kontakto su savimi. Šįkart per šitą poziciją, per kontaktą su savimi. Ir čia iš tikrųjų yra daug mokytojų, kurie stipriai laiko. Jiems yra svarbu tai. Na ir mums yra svarbu, be abejo. Ir kuriai yra svarbu. Kuris dar stebi į kažką labai sutelkęs dėmesį. Matyt, ar mums čia reikia kažką identifikuoti. Mokytojų priėmimas. Kažkas nepriima mokytojų. Ne tai, kad kažkas, sakyčiau, kaip bus kažką asmeniškai, ne. Čia kažkaip energetikoje yra nenoras pasitelkti, toks kaip nenoras, bet gal tokia labai aiškiai išreiškiamas savarankiškumas, bet tas savarankiškumas labiau veda į tą tokį veikiu vienas ir čia man nevadovauk, į tokį savarankiškumą, kuris nėra labai tinkamas, tai vat šitą norisi patraukti, nes ir įnešti suvokimą, kad be mokytojų niekaip. Žmogus eina į kūrybą kartu su subtiliuoju pasauliu. Todėl kiekviena žmogaus struktūra, kiekviena jo dalis turi tai suvokti ir priimti.
nes kitaip tas kontaktas, ne tik kontaktas, aplamai pati kūryba yra negalima, nes pati idėja yra remiamasi tuo bendrystė su subtiliuoju pasauliu. Taip, gaus atsisakyti to tokio. Čia galbūt ir savybė yra. Pas žmogų gali būti tokia savybė, kad aš viską pats. Tai ta savybė šiek tiek prajudins ir gali tekti gyvenime prašyti pagalbos, realiai prašyti pagalbos. Ne dėl to, kad kažkas nutiktų, bet tiesiog ar tai darbų kiekiu bus tiek daug, kad tu tiesiog turėsi paprašyti pagalbos, ar kažkokios situacijos, kada tau teks paprašyti, ar tai kolegų, ar tai šeimos, ar tai artimųjų kažkokių pagalbos, mokys prašyti pagalbos. Tai jau žinokite, jeigu jau taip įvyks jūsų gyvenime, tai žinokite, kad pasižiūrėkite ir bendrystę su subtiliuoju pasauliu, kaip jie jaučiasi jums, kaip jūs kartu aptarėte situacijas, kaip jūs kartu mokotės kurti naujoje realybėje, mokotės gyventi, nes iš tikrųjų gyvenimas juk naujas visai kinta. Tenka mokytis naujai ir matyti save, ir pastebėti save, ir kitus, ir elgtis kitaip. Tai va čia be subtilaus pasaulio pasiūlymų arba rekomendacijų mes niekaip. Bet tas toksai žmogus, kada yra savarankiškas, jisai yra gerai. Sąmonės savarankiškai irgi viskas tvarkoja. Bet va ta savybė tokiam, net nežinau, kaip ją čia reikėtų įvardinti. Net gal net ne užsispyrimas, žodžiu, užsispyrimu vardinti irgi ne, bet tas toks, toks. Žodžiu, prajudins tą savybę. Ir va kontaktas iškart sustiprėjo, mokytojai prisijungia, viskas tvarkoj. Ir taip visada dirba su žmogum, čia jis kartais nori, nenori, jie veikia, bet tam ir dirbam, kad pasižiūrėtumėm savo savybės, kurios trukdo, ir jas pašalinti iš savo struktūrų arba pakeisti naujom. Aha, ir dabar matau, kaip jūsų žemiškos kojos dega. Jeigu va ten yra naujas. Net man dabar fiziškai pradėjo toks pojūtis, atrodo, kojose, paduose. Kojose. Pėdose. Pėdose. Gerai, kas čia yra su tom pėdom? Kažkaip sutraukos centras ar dėsnis, ne dėsnis, traukos dėsnis, kažkas sutrauka. Bet dega ir tam naujajam aš tik visai kitokio ir spalvom kitokiom, net nespalvom, bet tiesiog pats vaizdinys kitoks visai yra. Ką tai reiškia? Tarsi pakiltumėt nuo žemės kokius 10 centimetrų ir va tai būtų natūraliai jūsų vaikščiojimo materijai būsena. Bet suprantu, čia vėl kažkokia yra užslėpta simbolika, jūs pakylat. Tada taip atrodo maloniau pojūtis.
suvokiau, kad nelūkuriuosim čia mes taip materijai. Bet tai ką čia nori parodyti? Nes mes tvirtai turim stovėti ant žemės, priimdami ypatingai aukšto dažnio informaciją arba naujos srautus. Bet turbūt vis tiek nebestovime ant tos pačios žemės, kurią mes suvokėme iki šiol. Turim išmokti stovėti tvirtai pakitusios materijos žemėje, bet ir ne naujoje realybėje. Tai kaip čia dabar gautųsi, ką nori pasakyti? Keičiasi va tas traukos dėsnis, kažkaip ta trauka keičiasi. Ar tai eterinis laukas irgi ne? Nu gerai, bandysiu pažiūrėti visai iš kitos pozicijos. Nelabai nesuprasti. Čia dar simbolizuoja tam tikrą neprisirišimą prie buvusios materijos per suvokimą, per tokius vidinius vėlgi tuos pojūčius. Viskas gerai su ta materija, su žeme, su mūsų pasauliu. Tai, kad kas patinka, ar ten gėlės, ar būti gamtoje, čia viskas, čia ne apie tai, čia viskas yra su tom gerai. Bet pats prisirišimas žmogaus yra kartais toks labai stiprus, o jis turi būti labai laisvas. Tada jie pakėlėja šiek tiek aukščiau materijos ir jis gali labai gražiai funkcionuoti. Taip pat mėgautis pasauliu, tą dabartinę materiją, priimti visas gerybės, viskas tvarkoj, ir saulė reikia džiaugtis, ir jūrom, viskas čia tvarkoj. Bet čia tas prisirišimas, kada žmogus atlaisvės, pakyla, bet pakyla visam tam stabilume, tvirtume, nėra jokio tokio, kad sakyčiau, negali įsižeminti ar dar kažkaip, visai čia ne. Viskas yra tvarkoj, visi procesai vyksta, įmaterinimas vyksta, visos funkcijos žmogaus funkcionuoja labai gerai, bet tik nelieka to prisirišimo. Ar tik apie prisirišimą yra kalba? Apie... To prisirišimas, vis dėlto labiausiai čia ryškus. Dar tas santykis su materija čia greičiausiai vėlgi keičiasi. Jeigu kalbėjo apie malonumus ar net, nes tai irgi malonumai, tai irgi yra tam tikras santykis su materija, kaip tu mėgaujies, ieškai kažkokių savo malonumų. Tai va, tarkim, santykis su materija, jisai irgi keičiasi. Aišku, valgyti reikia, būti saugiam, fiziškai ar ne, turėti namus ar kažkur jau pastogę. Nusijuokė, sako, pastogė. Namus turėti. Tos visus tokius dalykus, tai viskas čia gerai, viskas yra labai suprantama ir aišku.
Bet pats tas santykis į materiją labai kinta. Tarsi ko tau reikia, ko nereikia. Labai keičiasi ir modeliuojasi visai kitos tos reikmenys. Bet kas tai galėtų būti, dar nelabai aišku, net kažką čia norim. Nu gerai, dar kažkokį trečią poziciją. Bet čia yra santykis su materija. Kinta santykis su materija. Kiekvienas žmogus turės ieškoti savojo santykio su materija. Tai reiškia, ne apie įmaterinimą kalbu, apie tai, kaip tu veiki materiją, kas tau yra svarbu tavo gyvenime. Per santykį, per galbūt projektus kažkoks. Tai irgi yra materija. Per bendravimą, per mintį. Mintis irgi materiali. Per žodį. Labai platėja pats tas materijos samprata. Gerai, yra prisirišimas, kuris atsilaisvina, keičiasi santykiais į materiją. Ir vis tiek dar, kurie šypsosi, vis tiek to dar neiššifruoti. Reiškia juokis, nes mano aplamai su materija sudėtingi santykiai, tai matyt, sunku suprasti, bet matyt, reikia kažką perprasti. Žinom, kad naujasis aš, kuris ne žemiau kaip aštuonmatė erdvė, eina į viršų. Pati materija kyla savo dažniu ir vibracija ir taip mes pakylame. Aišku, jį kyla per santykių su materija ir per atlaisvintus prisirišimus. Čia yra tame, kad mes kylame savo iš tikrųjų materiją, o taip ir pakylam su kojytėm, tarsi, per kokį, sakau, 10 cm savo elgseną, savo pokyčių, savo požiūrio pakeitimo, savo kitokių matymų, aplinkos, santykių, pažiūrų, požiūrių, nuostatų, visako, vertybių, prioritetų, elgsenos, kalbos, manierų. Labai daug dalykų ir tada mes taip ir pakylam ir tada jau vėlgi tai yra visai kitas matymas, visai kita trauka, sako, kita trauka. Turbūt tiek to naujojo savęs, tas kontaktas per traukos dėsnį, jisai labiau aktyvuojasi. Pradedam, tai va čia traukiam vienas kitą, tas naujasis aš traukia ir mes artėjam link jo ir tarsi taip abudu traukiame vienas kitą. Tai va čia dar taip tos traukos dėsnis pasireiškia. Nes ten jeigu kyli, tai nelabai kas traukia, ten labiau stumia. Aha, ir va tada dabar jau viskas tvarkoju. Dabar šypsotės ir jūs atrodo tenai. Gerai, dabar vėl apžvelgiu visumą. Jūs tokie pakylėti 10 cm savo realybę ir palikote. Matyt, užfiksuoti reikėjo materijos pokytį. Faktą. Galimybė, aišku, realybė tai taps jūsų pačių, kiekvieno gyvenimo atsakomybės dalis jau, valios dalis, jūsų noro, bet tikrai tai yra užfiksuota. Dabar jau kūrėjas ir atsitraukiam, suprantu, kad jis ką norėjo tą perteikė. Dabar aš apžvelgiu ir dar kažkokios tokios sutvirtinimo, tokie kaip spinduliai, kaip žaibai, sakyčiau, eina. Spinduliai, žaibai. Spinduliai. Tokie iš įvairių pusių, kaip lazeriai. Įvairių spalvų. Bet tarsi pačią erdvę.
mano matyti kažkokia humoro savybė. Sako, aš ją vis bandau nuraminti, bet jin kelia juoką. Sako, sako, kaip diskotekoj kokia. Tėvas ir tik daug spalvų ir taip švitina. Bet jie kažkaip aktyvuoja tas erdvėje esančias dalelytes. Aš manau, kad jos dar labiau erdvėje aplink jūs, tiesiog jos suaktyvės tos dalelytės atėjus akimirkai ir susproginės, ar tai savybė, ar tai suvokimu, ar tai matymu, vėlgi tarsi, o tie lazeriukai, tokie lazeriai, jie tarsi užfiksuoja juos ar užfiksuoja, noriu sakyti, užfiksuoja juos tarsi arba įneša, užfiksuoja, įneša, kaip čia dar būtų galima pasakyti, sufokusuoja. O, geriausias sufokusuoju. Dabar jūsų erdvėj pilna tų naujų dalelyčių, naujų kodų, kurie jau patys vibruos naujumu ir neša pokytį. Ir po truputį jau grįžinėkim į savo normalią būseną, natūralią būseną, taip kaip jums norisi, fizinius pojūčius. Bet tą žinojimą savy taip labai aiškiai užsifiksuokite. Man asmeniškai tai net krūtinė atrodo toks liko kaip, nežinau, pasakysiu, įspaudas, tai toks biškai nekokia savoka, bet tarsi toks fizinis pojūtis krūtinėje, toks stiprus, kaip būtų kažkas uždėta ir dar dabar, nors yra jau platus, toks didžiulis. Gal paskui gali pasimiršti tas pats fizinis toks pojūtis, bet žinojimas jis atrodo yra, bet yra jau ir net visam tam kūne tokiam su žemiškoj, to tokioj versijoj. Gerai, gerai, nu va. O, ate. Ate.